Visą savaitgalį rugsėjo 26-28 dienomis CIDO arenoje vyksta 19-oji tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda Expo Aukštaitija. Šiųmetis parodos šūkis – Panevėžio regionas, pramonės ir žemdirbystės kraštas. Praeitais metais norėjom parodyti, kad pramonė mieste gyvena, kad pramonė mieste vystosi, klesti netgi, o ir kad kartais nepelnytai būna minima kažkur žiniasklaidoje, kad Panevėžys yra koks tai ne visai pramoninis miestas. Tai šių metų paroda yra truputį kitokia. Aišku, pristatoma ir Panevėžio pramonė, pristatomas Panevėžio smulkus verslas, bet tuo pačiu pristatomas ir Panevėžio žemdirbystė, Panevėžio regiono žemdirbystė. Tai ir įvairūs, žodžiu, ir technikos, žemės ūkio technikos pasirodymai, ir matysite ir lauke pristatyta traktoriai, visokia įranga skirta žemės ūkiai, na ir žemės ūkio bendrovės, aišku, ir pieno ir mėsos gaminiai. Tai manau, tas šiemetinis yra išskirtinumas, kad ir dar išskirtinis dalykas, be abejo, kadangi kalbam apie žemės ūkį, tai žinoma, žemės ūkis labiau yra ne mieste, bet rajone. Tai šiemet prie šito renginio labai džiaugiamės, kad prisidėjo ir Panevėžio rajono savivaldybė ir dėkingi Panevėžio rajono merui Povilui Žagūniui. Ir manome, kad tai taps tradicija ir rodysim, žodžiu, kuo Panevėžio regionas yra turtingas, ką mes turim. Ir įmonių, ir bendrijų, ir ūkio bendrovių, žemės ūkio bendrovių, na aišku, ir žmonių, kuriais mes didžiuojamės, kuriais mes džiaugiamės. Taip solidžiai Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio teigimu, krašto žemdirbiai prisistato pirmą, bet ne paskutinį kartą. Vis tiek vienaip ar kitaip šita paroda yra susijusi su verslu. Tai žemės ūkis taip pat yra verslo rūšis ir man tikrai smagu šiandien būti šitoje arenoje, šitoje patalpoje, nes dažnokai skamba kaimas, žemdirbys, kaimo produkcija. Galų gale skamba ir tai, kad produkcija ir gamyba žemės ūkio taip pat indėlis į bendrąjį Lietuvos produktą. Tai tikrai labai smagu. Aš manau, kad čia tik pirmi tokie veiksmai. Gal ateityje įsivystys į to, kaip yra respublikinė Agrobalto paroda, yra didžiulės kitos mugės, ką pasėsi. Galbūt Panevėžy taip pat bus kada tai už metų kitų, kad tik žemės ūkio produkcija gaminama. Tikrai labai smagu. Tuo labiau tai su parodos organizatoriais mums pavyko šiais metais surasti jų iniciatyvą, turėčiau pasakyti. Tai, kad mūsų muzikantai labai aktyviai dalyvauja atidarimuose, mūsų orkestrai groja, tai yra būdinga tik Panevėžio rajonui. Tiesiog labai puikiai šventė ir noriu visiems ir dalyviams, kurie dalyvauja, ir lankytojams gerų įspūdžių ir geros šventės. Seimo nario Andriaus Kubiliaus teigimu, Expo Aukštaitija tai ne tik nauji kontaktai verslo plėtrai, bet ir galimybė tartis, kaip turi būti vystoma Lietuvoje regionų politika. Ką privalu padaryti, kad Panevėžyje būtų dar daugiau pramonės, kad mieste norėtų likti gyventi ir dirbti profesionalai. Na, tam reikia, iš tikrųjų, tam reikia kitokios valstybės politikos ir ypač panaudojant ES lėšas. Tai išmokom tas lėšas naudoti gatvių ir aikščių gerinimui, to irgi reikia, bet jau dabar to nebeužtenka. Iš tikrųjų, tomis lėšomis reikia skatinti verslą, pramonę, kurtis ne tik tai Vilniui, bet ir tokia mieste kaip Panevėžy. Reiškia, tos paramos verslui, kuris ateina į Panevėžį, reikia daugiau skirti. Antras dalykas, iš tikrųjų, reikia galvoti apie specialias valstybės programas, kuriomis būtų jauni žmonės paskatinti kurtis tokiuose miestuose kaip Panevėžys. Pirmo būsto programa, daugelis kitų programų iš tikrųjų gali būti labai efektyvios. Panevėžiečių iniciatyvumas teigta pagirtinas, juolab, kad tokio pobūdžio renginiai didina regiono patrauklumą ir konkurencingumą apskritai, nors skatina kalbėti apie aktualijas. Smagu tai, kad didžioji dalis dalyvaujančių čia yra panevėžiečiai. Tai be galo smagu vien dėl to, kad išlikusi verslumo dvasia Panevėžyje, nežiūrint to, kad Lietuvos požiūris į regionus yra netikęs. Ir šiandien dienai mes sulaukėme svečių, seimūnų, kurie sudalyvauja, pasveikina tas parodas. Aš galvoju, kad labiau reikėtų iš jų dėmesio, kada skirstomas yra biudžetas, kada skirstomos
verslo rėmimo priemonės ir manau, kad tą pagarbą reikia išsikovoti. Šiandien dienai pakankamai sklandžiai pavyksta organizuoti parodas. Visus panevėžiečius, ne tik tai verslininkus, visus Panevėžio gyventojus raginu būti pilietiškai aktyvesniais, kad mes ne vieną kartą metuose, ar tarkim ne vienais metais, kada Panevėžys yra paskelbiamas kultūros sostinė, galėtume pasidžiaugti renginiais ir procesais ir dėmesiu. Linkiu ir Panevėžiui, kad dėmesys būtų nuolatinis ir jisai yra tikrai užtarnautas. CIDO arenoje penktadienį, šeštadienį, sekmadienį Expo Aukštaitija 2014. Pažadėta pasiekti Lietuvos ir pasaulio rekordą. Surengti didžiausią čekiškų traktorių Zetor paradą.